Krepšinis Lietuvai ne tik žaidimas. Krepšinis Lietuvos pasididžiavimas. Krepšinis Lietuvos širdis. Ji pradėjo plakti Kaune. Lietuvoje krepšinis žaidžiamas nuo 1921, o jau po metų, balandžio 23 dieną Kaune, Vytauto kalno krepšinio aikštelėje sužaistos pirmosios oficialios draugiškos rungtynės. Ši diena laikoma vyrų krepšinio pradžia Lietuvoje. 1936-aisiais Lietuva priimta į Tarptautinę krepšinio federaciją FIBA. 1937-aisiais prasideda Lietuvos krepšinio pergalių istorija. Per antrąjį Europos vyrų krepšinio čempionatą Rygoje Lietuvos krepšinio pamatus formavę tautiečiai iš Amerikos su Pranu Lubinu priešakyje meta iššūkį Europai. O Europos rinktinės viena po kitos priverčiamos pripažinti iki tol outsiderę vadintos Lietuvos pranašumą. Gegužės 7 dieną Lietuva įkopia į Europos krepšinio viršūnę, kai šalis turi vos vieną krepšinio salę, o krepšininkai skaičiuojami ne tūkstančiais, o tik dešimtimis. 1939 metai. Lietuva nekantriai laukia Kaune įvyksiančio trečiojo Europos vyrų krepšinio čempionato. Pastatoma pirmoje Europoje dengta, specialiai krepšiniui skirta sporto halė. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki atvykę, mielieji užsienio svečiai. Nuo to laiko krepšinis kiekvieno lietuvio širdyje. Net antrasis pasaulinis karas ir 50 metų okupacija neįsklaido lietuvių tautos aistros šiai sporto šakai. Gyvenimas po svetimą vėliavą krepšinį paverčia laisvės siekimo simboliu. Lietuvos krepšininkai, žaisdami Sovietų Sąjungos rinktinėse, tampa olimpinių žaidynių pasaulio bei Europos čempionais ir prizininkais. Prisidėjęs prie Lietuvos įsivadavimo, mūsų krepšinis į tarptautinę šeimą grįžta 1991-aisiais. Lietuvos širdis vėl ima plakti pergalingų ritmų. 1992 metai Barselona, 1996 Atlanta, 2000 Sidnėjus, 3 olimpinės žaidynės, 3 bronzos medalių komplektai mūsų krepšininkų rankose. Lietuva vienintelė Europos šalis, kurios krepšininkai 5 olimpinėse žaidynėse iš eilės žaidė pusfinaliuose. 1995 vyrų rinktinė Europos vicečempionė, 2007 Europos čempionato bronzos medalių laimėtoja. Tačiau įsimintiniausia lietuviams pastarojo dešimtmečio pergalė. Lietuvos rinktinės triumfas 2003 metais Švedijoje. Po 64 metų pertraukos mūsų krepšininkai tampa Europos čempionais. Pasitikti geriausiųjų susirinko 100-tūkstantinė minia, to tik patvirtindama, kad krepšinis Lietuvos širdis. 2005 metais sausio 14 dieną į Lietuvą atvykęs FIBA Europe prezidentas George Vasilokopulas ir tuometinis ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas bei Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Garastas parašais įtvirtina teisę surengti 2011 metų Europos krepšinio čempionatą Lietuvoje. Po sutarties pasirašymo FIBA Europe prezidentas kartu su vykdančiųjų direktoriumi Naru Zanolinu apsilanko Siemens arenoje. 2004 spalį atidaryta moderni 11 tūkstančių krepšinio sirgalių talpinanti sostinės Siemens arena. Tai pirmoji arena Lietuvoje atitinkanti visus FIBA reikalavimus rengti svarbiausias Europos krepšinio kovas. Krepšininkai rungtyniavę šioje arenoje giria puikų aptarnavimą bei nuostabią atmosferą, kurią sukuria sirgaliai. Tuo įsitikinę FIBA Europe vadovai ima kalbėti, kad nėra jokių abejonių, jog čia pavyks surengti puikiausią krepšinio šventę. Vilnius ne vienintelis Lietuvos miestas, besiruošiantis priimti Europos krepšinio čempionato dalyvius. Čempionato grupių varžybos vyks Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje bei Alytuje, o antrojo etapo kovos ir finalai Vilniuje ir Kaune. Šiauliai antrasis Lietuvos miestas, turintis modernę sporto areną. Įspūdingas 100 metrų skersmens statinys duris atvėrė 2006-aisiais. Beveik 6000 sirgalių talpinanti arena savo grožiu stebina tiek iš vidaus, tiek iš išorės. 4 aukštai iš 5 yra padengti žėrinčių holografinių stiklų. Šioje arenoje jau vyko Lietuvos krepšinio federacijos taurės finalas bei Baltijos krepšinio lygos finalinio ketverto varžybos. Šiauliai pasiruošę priimti ir Europos krepšinio čempionato dalyvius.
Naujausi sporto rūmai atidaryti Panevėžyje. Sido arena. Tai pavadintas naujasis Panevėžio sporto kompleksas duris atvėrė pernai, spalio mėnesį. Arena išsiskiria tuo, kad joje įrengtas olimpinius standartus atitinkantis dviračių trekas. Tačiau pagrindinė užduotis – priimti 2011 metų Europos krepšinio čempionato dalyvius. Daugiau nei 5,5 tūkstančių sirgalių galės grožėtis kiekvienomis pogrupio varžybomis Panevėžyje. Sporto rūmai pradėti statyti ir Kaune. Miestas, itin garsus krepšinio tradicijomis, iki šiol svarbiausias varžybas rengia legendinėje sporto halėje. 2008 rugsėjo 26-ąją pradėta statyti naujoji arena. Iki 2010 metų pabaigos iškils didžiausi sporto rūmai Lietuvoje, kurie krepšinio varžybų metu talpins net 14,5 tūkstančio sirgalių. Sporto rūmai jau greitai bus pradėti statyti ir Klaipėdoje. Visi paruošiamieji darbai baigti ir netrukus ims kilti naujos arenos pamatai. Miestas prie jūros pasipuoš katamarano formą primenančių statinių, kuris 2011 metų Europos krepšinio čempionato metu talpins 5,000 aistruolių. Dar vienas miestas besiruošiantis Europos krepšinio čempionatui – Alytus. Alytuje netrukus bus pradėta vykdyti senųjų sporto rūmų rekonstrukciją, po kurios ir šis miestas galės sutikti čempionato dalyvius. Vyriausybė skiria ir skirs didelį dėmesį čempionato organizavimui ir nepaisant tos ekonominės ir finansinės krizės, kurią mums sunku yra įtakoti, nes tai yra globali krizė, mes nepaisant to iš tiesų manome, kad ta krizė praeis, o galimybė surengti čempionatą yra tikrai unikali galimybė ir tokiai galimybė mes turime būti tinkamai pasirengę. Šiemet šalis švenčia Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimą. Vilnius – Europos kultūros sostinė. Kaunui patikėta surengti Europos kadetų krepšinio čempionatą ir visa tai puikia repeticija prieš pačią didžiausią šventę – 2011 metų Europos krepšinio čempionatą. 3 milijonai Lietuvos žmonių laukia didžiųjų Europos krepšinio batalijų. Lietuva ruošiasi priimti svečius iš viso senojo žemyno. 2011 metais bus pasiruošta įrodyti, kad Lietuva tikroji Europos krepšinio širdis. Esu įsitikinęs, kad Europos krepšinio čempionatas yra visų mūsų lietuvių garbės reikalas.